Sveikas ir sveiki, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Ieva ir Rugilė, sveiki. tai šiandien mes pakalbėsim apie serialus. Jau įprasta, kad mes su jumis sveikinamės ir kalbame apie turinį, tiek apie socialinių medijų turinį, kurį taip pat analizavom ir su mano kolegė Elza, ir apie filmus, o dabar jau serialai, nes tikrai visi binge-watchinom. Tikrai. Tikrai taip. Tai serialai irgi yra ir gražūs, ir nelabai gražūs, ir apie mokyklos mokinius, kurie atrodo vyresni už mudvi. Ir apie normalius paauglius. Tai žodžiu, tų serialų irgi labai daug yra. Ir kaip ir apie filmus, taip ir apie serialus. Pakalbėsim šiek tiek gerų pavyzdžių, šiek tiek prastesnių pavyzdžių, kur reikia su kritiniu to žvilgsniu žiūrėti. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo gerų pavyzdžių. Apie tai, ką šiandien jums įsijungti vakare. Tai mano pirmoji rekomendacija yra iš Netflixo. Vadinasi serialas Heartstopper. Yra ir filmas, bet yra ir pirmi 3 berods sezonai šitą serialą. Ar esi mačius, Rugilė? Šiaip pat ne, tai labai įdomu Tai bus išgirsti. ir tau rekomendacija ir tu galėsi įsijungti, nes šitas serialas yra apie brendimą, savęs pažinimą, apie pirmosius santykius, apie netikėtus santykius, nes šiame seriale susipažįsta 2 vaikinai ir labai skirtingi. Vienas toks sportiškas, na tas jock vadinamas ar ne, o kitas toks labiau prie meno. Ir jie susipažįsta mokykloje ir tas, kur labiau prie meno, jis yra, kaip sakome, out and proud, ane, jis yra didžiuojasi savo seksualinę tapatybę. O sportininkas nelabai, ar ne? Sportininkas dar ieško savęs. Ir užgimsta draugystė, tokia, na, iš pradžių trapi ir neaiškiai, kas iš jos bus, o iš draugystės pradeda rutuliotis ir kai kas daugiau. Tai visų detalių tikrai neišduosiu ir nepasakosiu, bet serialas labai gražiai parodo tą pagarbų santykių auginimą, ar ne, vienas kito priėmimą, supratimą, kad, sakykime, mes esam skirtingose etapuose, ar ne, aš žinau, esu tikras dėl savo seksualinės tapatybės, tau dar yra klausimų, tu dar ieškai ir kaip mes galime, na, kartu ieškoti tų atsakymų ir kartu būti tame santykyje. Tikrai labai daug kalbam apie sutikimą, labai pagarbus ryšys yra kuriamas. Na, tie santykiai tikrai labai gražiai parodyti ir kas yra labai žavu, kad tikrai tai yra, na, serialas ne tik apie heteroseksualius santykius, kuriuos mes įpratę matyti visuose serialuose, o šitas serialas paima tą kitą dalį ir labai gražiai ją nagrinėja. Ar įtikinau pažiūrėti? Įtikinai, tikrai reikės pažiūrėti. Mano galbūt irgi rekomendacija būtų iš Netflix to pačio. Tai Sex Education, tikrai turėjau nemažai, ten tų sezonų. Berods 4 ar 5. Taip. Ir toksai pakankamai ilgas žiūrėjimas, ten visko labai daug įvyksta, labai daug įvairiausių problemų nagrinėjama, ten, nežinau, nuo nėštumo nutraukimo, tos pačios seksualinės orientacijos iki įvairiausių seksualinių patirčių, iki dėl to lytinio brendimo, kalbant apie pačią pradžią seksualinių santykių, kas ar ne aktualu jaunimui, tai tikrai toksai per humorą, per kartais labai tokias gal net ir nejaukius klausimus, nejaukias scenas, nejaukias situacijas, kurios nutinka, bet taip labai lengvai ir, sakyčiau, tinkamai parodo ir iškomunikuoja dalykus. Tai tokia tikrai būtų rekomendacija, tuo labiau, kad, nežinau, net ir kalbant, pažiūrėjau, švietėjams, domintis ir norint pasikalbėti su jaunimu tam tikrą temą, gal net galima rasti tam tikrą epizodą, kuris tą temą kalba, nes tikrai, kadangi daug veikėjų, nemažai sezonų, nemažai serijų, labai įvairų spektras tų problemų, kurios paliečia tikrai ir labai informatyviai paliečia. Serialas tikrai taip labai, na, su žiniomis sukurtas, ar ne, į klausimus atsako išsamei. Ir man, kas dar apie tą serialą yra žavu, kad parodo, kokie kyla klausimai jaunimui ir kad tie klausimai kyla, ar ne, ir jie ieškos atsakymų. Ir jeigu nebus suaugusio žmogaus, į kurį galima pasikreipti, tai, na, dažniausiai vaikai nueina, jaunimas nueina į internetą, kas tikrai ne visada yra geriausia mokykla. Serialo pavyzdyje jie susirado savo, na, draugą, kuris gali į tos klausimus atsakyti, bet tiesiog, na, akivaizdu tai, kad atsakymų reikia, atsakymų ieško jaunimas
Ir šitame seriale jie yra tikrai puikiai puikiai pateikti ir vat kaip tu Mhm. ir minėjai, tikrai gali, padėti pradėti pokalbį ar netgi rasti kai kuriuos atsakymus. Gal netgi suprasti savo klausimą. Žodžiu, tikrai labai didelės rekomendacijos šitam serialui, tai, pažiūrėkit. Ir dar viena tada rekomendacija irgi iš Netflixo, nepabėgsime mes toli iš Netflixo, bet, na, gal ir kitur galima tuos serialus Mhm. susirasti, nieko nereklamuojam. Mhm. Bet, mano, pasiūlymas yra Anya su Ė Mhm. arba angliškai Annie with an E. Mhm. Tai tikrai labai gražus serialas, gal jis yra, vat, jeigu lytinis švietimas ar ne, Sex Mhm. Education labai apie tą lytinį švietimą, tai Anya jinai yra daugiau apie draugystę, Mhm. apie irgi savęs pažinimą, apie pagarbą kitiems, apie ryšius su Taip. savimi, ryšius su kitais. Tai tikrai jau gali ir jaunesni, paaugliai šitą serialą žiūrėti Mhm. ir irgi jis, na, žiūrint, tarkim, su suaugusiu žmogum, tas serialas Mhm. gali padėti praverti labai daug, pokalbių skrynelių, ar Mhm. ne, apie save, apie tai, kaip tu, pavyzdžiui, jautiesi mokykloje, apie tai, kaip tu jautiesi, kai kiti žmonės vienaip ar kitaip elgiasi. Tai tikrai tų atsakymų daug, ten Mhm. galima rasti. Jisai yra ir apie kitoniškumą, ar ne, kai, tarkim, tu kažkuo išsiskiri ir neku Taip. tampi Mhm. ir kaip tada nepamesti savęs ir Mhm. švęsti savo tą kitoniškumą. Tai šitam seriale tikrai bus gražių pavyzdžių, tai irgi labai rekomenduoju pažiūrėti, praleiskit, na, ne vakarą, kelis vakarus, Mhm. tai įsijunkit ir pamatysit, kaip gražiai Anė auga ir su kokiom situacijom jis susiduria. Labai fainai. O vat kalbant ar ne apie blogesnius pavyzdžius, Taip. prirekomendavom čia, ką faino galima pamatyt, labai lauksim iš jūsų. Taip. Ką parekomenduosit, gal ir mum ar nebus naudinga panaudoti darbui su jaunimu ir pačiom Taip. pasiedukuoti, pažiūrėti, bet vat iš tų tokių blogesnių, nu, negaliu nepakalbėti apie euforiją. Mhm. Nu, kaip blogesnių, tuo pačiu ir ir geresnių. Aš pati labai mėgau tą serialą ir mėgstu vis dar, manau, tai yra HBO serialas, bet vat kuo svarbu, kas šiame seriale, ar ne, kas kliūna, kodėl Mhm. norisi apie jį kalbėt, tai apie tą romantizavimą. Tiek toksiškų draugysčių, tiek toksiškų santykių, tiek priklausomybių iš tikrųjų. Irgi čia Taip. vat neseniai konferencijoje viena labai žinoma priklausomybės ligų specialistė sakė, kad kai pati kalbėjo su jaunimu čia vat Lietuvoje, Vilniuje, ir klausė, vat jeigu iš tokių turinio dalykų, nes ar ne, nu visur tai yra normalizuojama, narkotikų vartojimas ir panašiai, ir alkoholio visko, tai jinai vat sakė, kad kas juos labiausiai motyvavo pabandyti, tai buvo euforija. Oho. Taip, nes iš tikrųjų vat būtent tas serialas, nes, na, jisai yra labai toksai estetiškas. Mhm. Labai labai estetiškas, ar ne, serialas, kuriame tos pačios toksiškos draugystės tarkim, merginų ar ne, Taip. grupių, arba tuo labiau santykiai, kurie yra, nu, ta prasme, ten ne tai, kad toksiški, o jie yra smurtiniai ir labai Mhm. normaliai smurtiniai. Jie yra, nu, ta prasme, taip, jie ir parodomi, tas visas smurtas yra matomas, bet pačiai bendrai visas tas toksai gyvenimas toje dramoje, Taip, tarsi nuolatinė kažkokio, drama. taip, taip, ta nuolatinė drama, nuolatinis skausmas kažkoks, nu, tai taip, tas pats skausmas taip labai Mhm. romantizuojamas, Taip. kad čia yra žiauriai cool patirti tą krizę, patirti tą skausmą. Tai ir vien tik ta estetika, kadangi ten viskas taip gražu, irgi Taip. gražus aktoriai, Mhm. blizgučiai, spalvos, tai taip, rekomenduoju pasižiūrėti, bet irgi vėlgi su tokia labai labai dideliu kritiniu žvilgsniu ir Taip. pastebėti, ar ne, kaip kas kur, nes yra tikrai ir puikių scenų su Maddie ir Nate, su ta tokia jau tikrai gražuolių porele, iš tikrųjų, kaip jisai pereina, vat viso serialo metu labai Mhm. įdomu stebėti, kaip jisai pereina nuo tokio to tipinio nuostabaus vaikino, kuris stengiasi nuo visko apsaugoti Taip. savo Mhm. merginą, kuris lydi ją iš mokyklos, kuris fantazuoja apie scenarijus, kaip jis ją išgelbėtų, apsaugotų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, na, jis tampa pats smurtautoju. Galbūt jis Taip. toks buvo jau nuo pat pradžių, ar ne, nes tas perdėtas saugojimas, tai irgi Taip. yra, ar ne, apie kontrolę. Bet paskui pereina iki realaus ir labai stipraus fizinio Taip, iki smurto. grasinimo ginklu. Ir iki grasinimo ginklu, taip, taip, taip. Taip, Taip. tai tikrai labai, na, gražus estetiškai Mhm. serialas, tačiau parodantis, tuos toksiškus santykius, tiek romantinius, tiek draugystės, ar Taip. ne? Ir tas, kaip tu labai gražiai įvardijai, ar ne, kad tas skausmo toks Mhm. romantizavimas, kad išjausti tas didžiulės emocijas, tą skausmą, kad tai yra, na, kažkas jau labai didelio, kažkas labai daug ir kažkas, ko mes turėtume siekti, ar ne, tokių dramų savo gyvenime. Tai
tokių kalnelių ir tokių Mhm. dramų yra tikrai dar daugelyje serialų. Aš čia visai neseniai ką supratau, kad beveik visuose serialuose, įskaitant Draugus, Liežuvautoją, Kaip susipažinau su savo mama, Mendės ir Džordžo pirmoji santuoka, Mhm. dar mano pirmasis bučinys, ai čia filmas Netflixo Kissing Booth, bet Mhm. kadangi jau tiek daug dalių to filmo yra, kad Mhm. priskirsiu prie serialų, visuose šituose Mhm. serialuose yra scenų, kai dėl pavydo yra mušamasi, ar ne? Ar ne tai, kad Mhm. mušamasi, bet trenkiama ir tas pavydas taip romantizuotai išreikštas, ar ne? Mhm. Kad aš jau taip myliu, aš jau taip noriu to žmogaus, kad Mhm. ateisiu ir tiesiog trenksiu kitam. Ir čia dar ir Gilmoro merginos, ar ne, tas kultinis rudens Mhm. serialas, Taip, taip. ir New Girl, naujokė, ar ne? Mhm. Visur šitų scenų yra. Ir kai pagalvoji, tai yra antiek normalizuota, kad va, man tiek Taip. laiko užtruko, kol aš pati supratau, kad tai vyksta šitose serialuose. Mhm. Ir kad tai nėra kažkoks fainas dalykas, Taip, tas, kad taip, dėl manęs susimušė taip. kažkas, kad čia nu iš tikrųjų tai Taip, nes tai aš pagalvojau, nes jeigu kažkas dėl manęs ar ne mhm. kitam žmogui trenktų, aš nemanau, kad man tas žmogus patiktų, nes aš galvočiau, kaip tu sugebi peržengti Jo, tas ribas, jo, šiaip kaip taip. tu nevaldai emocijų, nekontroliuoji savo elgesio, kad na tas trenkimas kitam žmogui iš Mhm. tiesų yra raudona Taip. vėliavėlė, o ne didžiulis romantiškas kažkoks tai Mhm. romantiška išraiška. Tikrai taip. Ir vat kalbant apie tokį, tu tiek pavyzdžių radai šitų vat, ar ne to tokio pavydo, kuris net iki smurto išeina senų, tai aš vat pradėjau pastebėti, va taip irgi visai naujai, tuos gero vyruko Mhm. fenomeną, ar kaip jį pavadinti, tiek serialuose, tiek filmuose. Iš filmų tai vienas ryškiausių tas 500 vasaros dienų, Taip. tai, nu, tikrai, dabar man atrodo net nepatogu jį būtų žiūrėti iki galo, o serialas tai va turbūt gal Rosas toksai labai geras pavyzdys iš draugų, kur iš tikrųjų, nu, tas dėl to, kad aš tarsi esu geras vyrukas, toks netradicinis, toksai vyras, kuris ateina ir pasiima viską pats, tarsi aš toksai geras, kažkoks Taip. kitoks. Mandagus, Nu pagarbus. jo, kad va toks mandagus, kažkoks švelnesnis gal ar ne, tai jau vien tik dėl to aš nusipelniau, kad jeigu man kažkuri patinka, tai aš ir nusipelniau, kad jinai man tą dėmesį duos ir bus su manim ir panašiai. Ir dar vat tada kas įdomu, kad jeigu nebūna ta veikėja su tuo geru vyruku, jinai tampa, nu, vat kažkokia paleistuvė, kalta Taip, dėl to, nes, kalta, nu, kaip, taip. vat tavo yra bėda, kad tu pasirenki kažką kitą, o ne tą gerą vaikiną. Bet, nu, mum gali ir tas geras vaikinas nepatikti, gal Taip, mum patinka kitas geras taip, vaikinas, taip, ar ne? taip. Tai vien tik dėl to, kad tu esi kažkoks geresnis, švelnesnis, arba save tiesiog laikai tuo good guy, nereiškia, kad tu tiesiog turi Taip. gauti merginą. Taip. Ir šiaip draugai yra puikus pavyzdys, ar ne? Mhm. Puikus, nepuikus pavyzdys, Mhm. kalbant apie vat, Roso ir Reičelės santykius. Nes Rosas ne tik yra tas geras vaikinas, ne, bet tuo pačiu jis nėra geras vaikinas, Mhm. dėl to, kad jisai yra, jis labai žemina. Ar ne, jisai stipriai, stipriai paviduliauja, kontroliuoja, Jo. nori drausti, kur Reičelė dirba, su kuo ji Mhm. bendrauja. Jisai, na, pavydi, kontroliuoja ir menkina jos darbą, jos darbo sritį visą. Tai tikrai, na, nėra dalykai, kurių santykiuose mes norime ieškoti, ar ne? Tikrai taip. Bet tam pačiam seriale yra ir labai gražūs santykiai, pavyzdžiui, Monikos ir Chandlerio, ar ne? Kur Mhm. jau tikrai jie sveikesni, su palaikymu, gražesni. Tai nesakom, kad draugai yra serialas, kurio nereikia žiūrėti. Aš manau, kad per gyvenimą draugus būtina pažiūrėti, tačiau irgi į draugus pažiūrėti su tuo kritiniu žvilgsniu ir pamatyti, kas yra sveiki santykių modeliai, Mhm. kas yra nesveiki santykių modeliai. Ar aš norėčiau tokio vyro kaip Rosas? Nes aš tai ne. Teisingai. Taip, tai tų serialų tokių yra tikrai labai labai daug. Aš jau Mhm. užsiminiau ir apie Gilmoro merginas, ar ne, kur taip dėl pagrindinės veikėjos yra mušamasi, bet tuo pačiu irgi vieni iš jos santykių yra nesveiki tikrai Mhm. dėl to, kad vaikinas labai kontroliuojantis yra ir tarsi pykstantis ant pagrindinės herojės, kad jai mokslai yra svarbus, kad jinai Mhm. mokslui skiria dėmesį ir kad jinai nori kalbėti apie Taip, mokslus. taip. Nors iš tiesų mes na, turėtume gerbti, ar ne, tai, kam partneris skiria laiko. Mhm. Ir Absoliučiai. tikrai ir tie patys visi irgi vėl tokių ankstyvesnių laikų serialai, kaip Pretty Little Liars, ar ne, Mhm. kur seriale yra rodomi santykiai
mokinės ir mokytojo, ir jie nėra didžiausia problema tame Mhm. seriale, ir liežuvautojai, ar ne, kur Taip. tikrai, labai daug toksiškų santykių yra. Mhm. Tai blogų pavyzdžių mes galėtume vardinti, vardinti ir vardinti. Tai taip, tų tikrai, blogų pavyzdžių daug yra ir vėlgi, nu, nesinori išnešti tokią žinutę jums, kad Taip, nežiūrėkit, bet tiesiog reikia suprasti, kad turbūt kuo mes daugiau tokio turinio į save dedam, kuo mes taip, jį žiūrim, vis tiek gal kažkokios mažos dalelytės pasąmonėj nusėda. taip, Ir tada pasireiškia keisčiausiais būdais. Arba tuo, kad ten, pavyzdžiui, sveikuose santykiuose jaučiamės spirgam, nes mum ten, nežinau, nuobodu taip, pasidaro arba trūksta dar kažką, jo. dramos. Nes trūksta dramų, trūksta ar ne tų momentų, kad čia mane bando susigrąžinti atgal, ten Taip, kažkokius meilės gestus didelius, kad dėl manęs rodytų, nes taip, viskas sveika, gražu, nu tai viskas vyksta tiesiog taip pagarbiai, tolygiai, ar ne, tai vat kai mhm, kam gali būti tas nuobodu, tada nori kažkokių didelių smūgių, didelių dramų, ar ne. taip, Tai vat tokiais mažais dalykais gali labai nusėsti, arba tada pasirenkam netinkamus žmones, taip, nes matom, kad, nu taip, susimušti su kažkuo dėl to, nes į mane kažkaip tai pažiūrėjo, arba mane užkalbino, tai čia yra visiškai normalu, nes aš mačiau tai šimtuose filmų ir taip, serialų. Tai jau tokie žodžiai įvairiausiais būdais gali tai mus paveikti, nusėsti. nusėsti, jo, kaip Taip. minėjau. Tai dažnai mes minim tą kritišką žvilgsnį, tai Mhm. žiūrėkit serialus su kritišniu žvilgsniu ir nesimokykit apie santykius iš serialų. Geriau pasimokykit iš moterų informacijos centro. Turim Tikrai mokymų taip. programą Sveiki santykiai, tai tikrai galite į mus pasikreipti. O kai žiūrit serialus, tikrai vertinkit, ar čia gražiai elgesi, ar negražiai elgesi. Ir Mhm. nepamirškit mūsų rekomenduotų serialų, kuriuose jau galima kažko išmokti ir iš kurių galima tikrai įsidėti, kad tai pas mus viduj nugultų. Ir labai laukiam ir jūsų rekomendacijų, ar ne, kokius serialus jūs žiūrit, iš ko mokotės, iš ko nesimokot, kas patiko, Mhm. tai būtinai komentaruose palikite. Ir vėlgi Labai kviečiu lauksim. pasekti Moterų informacijos centrą tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek čia YouTube'e ir dalinsimės mes su jumis sveiku turiniu, ar ne, būsime atsvara visom pavydo scenom. Mhm. Tai sekite mus, komentuokite ir bendraukime. Iki. Ate.